Labas vakaras ir studijos, ir namų žiūrovams. Šie aplodismentai yra gražiausia sekmadienio muzika mano ausims, kuri reiškia, kad mes pradėsime valandą laiko trūkstančią šventę, kuri vadinasi Teleloto. Taip, labas vakaras tau, Indrė. Labas. Puikiai atrodai. Ačiū, kaip poetiškai tu šį vakarą nusteikęs. Aš tikiuosi, beje, visų pirma, labas vakaras visiems žaidėjams ir žiūrovams. Tikiuosi, kad gerai praleidote savaitgalį, galbūt susitvarkite aplinką. Gintai, ar pats dalyvavai akcijoje Darome? Taip, vakar su visa šeimyna tvarkėmės ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat tą darėt, o dabar namiškius pačiupę už rankų, patogiai įsikūrę esat ir stebėt mus šį vakarą. Taigi pradedam. Nu taip, tuoj pradėsim, tik yra vienas labai svarbus dalykas. Koks? Aš įtariu, kad po Velykų dar ne visi Teleloto žaidėjai suspėjo patikrinti savo bilietus. Štai kokios žinios, jūs paklausykite. Praėjusį sekmadienį Teleloto didįjį prizą, tai yra daugiau nei 43 000 eurų, laimėjo žaidėjas, kuris pirko bilietą Radviliškyje. Tik nesakyk. Taip, sakau, kol kas jis nesikreipė į loteriją. Taigi visi tie, kas pirkote bilietus Radviliškyje, skubėkite juos tikrinti, nes galbūt jums priklauso tas didysis prizas. Tikrai taip, suskubkite, nes mes tuoj pradėsime šio vakaro žaidimą, kuriam tikiuosi esate pasiruošę ir turite bilietus. Pavardink, dėl ko čia verta taip žaisti. Taip, šį vakarą mes turėsime puikų žaidimą ir šį vakarą jūs galėsite laimėti štai tokį už mūsų su Indrė stovinti stilingą šeimos automobilį Nissan Pulsar. Taip pat žaisime dar dėl 4 automobilių Ford Fiesta. Tai dar ne viskas, mes turėsime piniginių prizų ir žinoma aukso puodas. Indrė, ar žinai, kiek jis sveria? Gintai, aš spėju, kad labai daug ir aš jo tikrai šį kartą nepakelčiau. Taip, šį vakarą aukso puodas iš ties yra sunkus, jame yra 380 000 eurų, dėl kurių mes ir žaisime. Taip, bet prieš tai, aišku, telefoninė loterija. Tai viskas aišku, gerai palieku. Kaip visą laiką Gintas nusimuilina. Taigi, aš sveikinuosi su loterijos 1634 žaidėjais. Praėjusį sekmadienį Jurgita su Vitalijumi išsiuntė net 10 piniginių prizų po 1000 eurų bei visureigį Volkswagen Tiguan. Ir jis atiteko Nijolei Bagdonavičienei iš Marijampolės. Sveiki, Bagdonienė. Atsiprašau, pasitaisau iš karto. Bagdonienė. Sveiki, Nijolė. Tai kas jūs atlydėjo? Dukra ir anūkė. Dukra ir anūkė. Tai kaip, gal jos ir pirmą sužinojo apie laimėtą automobilį? Taip. Ar pirmą kartą dalyvaujate studijoje? Taip. Ar smagu čia? Labai. Ar tikrai smagu? Taip. O dabar pažiūrėkite, kaip bus dar smagiau, nes įteikiu jums naujo puikaus visureigio Volkswagen Tiguan raktelis. Ar pati vairuojate? Ne, dar tik mokausi. Bet dukra iš šypseną suprantu, kad vairuoja. Taigi laimingo jums saugių kelionių naujojo automobilio. O aš noriu pasakyti visiems, jog jūs visą šią savaitę iki pat šeštadienio vakaro skambinote ar siuntėte SMS žinutės numeriu 1634 ir pretendavote laimėti net 35 piniginius prizus po 1000 eurų. Nusimato labai sunkus darbas, Ginto netrukdysiu, bet man reikia pagalbos. Gal kažkas iš studijos galėtų man padėti? Matau, Gintas kelia ranką, bet tikrai nekreipsėsiu. Prašau, drąsiai prie manęs paplokite. Sveikas, kuo vardu? Deividas. Deividai. Ar pirmą kartą studijoje? Taip, pirmą. Iš kur atvykai? Iš Plungės. Iš Plungės, prašau, visi savi. Kas atlydėjo? Žmona Eglė ir draugė Inga. Kurios? Tos, kur tiesiausiai sėdi ir dabar mujuoja. Ar padėsi man? Taip. Taigi, gal aš tada ir pradėsiu, ar ne? Taigi, pirmieji 5 piniginiai prizai po 1000 eurų atitenka žaidėjams, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Tai taip reikia paspausti generatorių. Taigi, iš karto nieko nelaukdami siunčiame dar 5 piniginius prizus po 1000 eurų žaidėjams, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Ir dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų atitenka žaidėjams, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Prašau, drąsiai. Ar sunku? Ne, lengva. Ar smagu? Važiuojam toliau, nes dar turim taip. Važiuojam. O ką pats veiktum, jeigu laimėtum, tarkim, 1000 eurų? Tu galvok, nes to jau pats siunčiame 5 piniginius prizus po 1000 eurų žaidėjams, kurie gavo žinutes. Prašau, su bilieto numeriais. Tai ką darytum? Taupyčiau. Reikėjo sakyti, pažiūrėk į žmonos veidą ir dovana žiedą. Taigi, galbūt dar vienam žaidėjui, ar net 5, išsiųsdami, taip, po 1000 eurų, pradžiuginsime ir jų žmonas. Ir tai dar yra ne viskas, dar 5 piniginiai prizai po 1000 eurų keliauja žaidėjams, kurie gavo žinutes su bilieto numeriais. Ar tai yra viskas? Ne. Todėl siuntėme dar paskutinį 5 piniginių prizų po 1000 eurų. Jėzus Marija, kaip greitai, nieko nelaukdami. Ačiū tau labai, Deividai.
Prašau, ačiū. Gal dar pasimatysime studijos žaidime. Sveikinu visus laimėtojus. Jeigu nespėjote įsiminti visų laimingų bilieto numerių, tai galite padaryti perlas.lt puslapyje. Ir trumpa informacija Loto 1634 laimėtojams, jog su jumis pirmadienio rytą susisieks loterijos atstovai numeriu 852 751 751. Na, ar dabar žinote, kas jūsų laukia? Taip, imkite savo telefonus ir siūskite arba rašykite, arba skambinkite numeriu 1634 ir pretenduokite laimėti Nissan Pulsar ir 15 piniginių prizų po 1000 eurų. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Indrė jau keliauja kamoliukų link, taip pat ruoštis kitiems dideliems šio vakaro darbams. Na, o aš prieš pradėdamas pirmąjį studijos žaidimą pasukau link šio vakaro automobilio Nissan Pulsar. Smalsu ir pačiam iš arčiau jį apžiūrėti. Šis automobilis atsisveikina su pabodusiais hatchbackais. Nissan Pulsar išsiskiria išorė, dinamiškų dizainų ir stilingais žibintais, o salonas erdvus idealus šeimai. Be to, Pulsar pasižymi didžiausią erdvę kojom savo klasėje, tad net ir aukščiausi keleiviai jausis puikiai. Ir laidos pabaigoje kažkuris iš jūsų tikrai galės džiūgauti tapę šio puikaus automobilio savininku. Ačiū Gintai už įdomų pristatymą. Netrukus pradės riedėti pirmieji kamoliukai ir prasidės studijos žaidimas. Bet prieš tai turiu gerą naujieną ir priminsiu visiems, jog šio vakaro aukso puodė yra 380 000 eurų. Juos laimėsite, jei suspėsite užbraukti visus savo bilieto skaičius sulig auksiniu 47 kamoliuku. Na, kampus įstrižainės ir eilutę reikia užbraukti štai taip. Žaidimą baigsime vienu metu su 38 kamoliuku. O dabar jūsų dėmesiui kamoliukai ir intervalo žaidimas. Tad nieko nelaukęs žaisti intervalo žaidimą, jau dabar kviečiu 3 mūsų studijos žaidėjus. Taigi, pirmasis žaidėjas, kuris turi numerį 3, Nijolė Laurinienė. Dar vienas žaidėjas arba žaidėja intervalo žaidime šį vakarą bus tas, kuris turi numerį 7, Diana Davainytė. Ir trečioji arba trečiasis intervalo žaidėjas arba žaidėja yra numeris 24, Renė Zgurskienė. Jau dabar priminsiu mūsų žaidėjoms intervalo žaidimo taisyklės. Visai netrukus jos savo planšetėse turės pasirinkti skaičių intervalą nuo 1 iki 75. Taip jūs spėsite 5 kamoliukų skaičius. Jeigu iškritęs kamoliukas pateks į jūsų pasirinktą intervalą ar sutaps su pasirinktų skaičiumi, jūs laimėsite atitinkamą piniginį prizą. Beje, nuo pasirinkto intervalo dydžio priklauso ir jūsų laimimos sumos dydis. Kuo didesnis intervalas, tuo laimima suma yra mažesnė ir atvirkščiai. Taisyklės yra pristatytos, jau visai netrukus galėsime pradėti, bet prieš tai noriu artimiau susipažinti su mūsų žaidėjomis. Taigi, pasisveikinsiu su Renė. Labas vakaras, Renė, labai malonu. Iš kur atvykot? Iš Kelmės. Ar seniai žaidžiate Loto? Nuo pat pradžių. Esat patyrusi žaidėja. Ar mūsų studijoje pirmą kartą? Pirmą kartą. Gražu, ar ne? Labai. Noriu palinkėti jums sėkmės. Ačiū, kad atvykot. Labas vakaras, Diana. Labas vakaras. Malonu susipažinti. Diana, iš kur jūs? Iš Ukmergės. Kas jūs atlydėjo? Šeima. Kur ta šeimyna? Čia. Vyras ir 2 vaikai, taip? Taip. Kuo užsiimat Ukmergėje? Dirbau gamybos darbuotoja. Ką gaminat? Rekuperatorius. Rekuperatorius, kad būtų gaivus ir šviežias oras namuose. Sėkmės jums šio vakaro žaidime taip pat. Labas vakaras, Nijolė. Nijolė, jūs taip kol kas labai rimtai nusiteikus. Kodėl? Pirmą kartą esu jaudinusi. Nesijaudinkit, žinokit, nes tie, kurie yra pirmą kartą, dar būna, kad juos lydi ir pradedančiojo sėkmė. Žinot apie tai? Žinosiu dabar. Iš kur atvykot? Iš Raseinių. Kas atlydėjo? Anūkė. Su anūkė, dviese sėdot ir Dviese, atvažiavot. Nijolė, jūs atsipalaiduokit, žinokit. Atsipalaiduosit, geriau seksis, gerai? Ačiū. Tvarkoj. Viskas, susipažinom su mūsų intervalo žaidėjomis ir esame pasiruošę pradėti. Jau visai netrukus riedės pirmasis kamoliukas, taigi kviečiu mūsų žaidėjas pasirinkti pirmąjį intervalą. Nijolė jau apsisprendė, Diana taip pat. Taigi mūsų žaidėjos jau pasirinko pirmosius intervalus. Indrė, mes pasiruošę. Geltonas 50.
Geltonas 50 ir tai reiškia, kad čia buvo puikus ir sėkmingas žingsnis Nijoliai ir Dianai. Nijolė sąskaitoje jau 2000 eurų, Dianos 1300 eurų. Renė, nenusiminkit, prieš akis dar vienas kamaliukas, taigi reikia pasirinkti dar vieną skaičių intervalą. Laukiame, ką nuspręs žaidėjo šį kartą. Diana pasirinko intervalą nuo 39 iki 70, Nijolė nuo 21 iki 30, o Renė nuo 13 iki 19. Intervalai patvirtinti, Indrė, laukiam dar vieno kamoliuko. Ir tai yra žalias 70. Žalias 70, sėkmę neša Dianai, jo sąskaitoje jau 2700 eurų, fantastiškas Dianos pasirodymas kol kas, prieš akis trečiasis kamoliukas šį vakarą, taigi, mielos žaidėjos, mums reikia trečiojo jūsų intervalo. Ką renkasi Nijolė, Diana ir Renė, sužinosim jau netrukus. Diana pasirinko intervalą nuo 9 iki 36, Nijolė nuo 53 iki 74, Nijolė užfiksuokit intervalą, ir Renė nuo 8 iki 25, jeigu šį renkatės, taip pat kviečiam užfiksuoti. Gerai, Indrė, mes esam pasiruošę. Geltonas 47. Deja, bet šis kamoliukas ne į vienos mūsų žaidėjos pasirinktą intervalą nepateko, sąskaitos nedidėja, mes keliaujame jau prie ketvirtojo kamoliuko, taigi mums reikia pasirinkti dar vieną intervalą. Pažiūrėsim, ką šį kartą rinksis Nijolė, Diana ir Renė. Diana galvoja, kad kamoliukas turėtų būti tarp 26 ir 62, Nijolė renkasi tarp 5 ir 37, o Renė tarp 44 ir 56. Renė, paprašysiu užfiksuoti savo pasirinkimą, kad tikrai būtų tai ir kad mes žinotumėm, kad jūsų sprendimas yra nepakeičiamas. Taip, žaidėjos yra pasiruošusios. Indrė. Mėlynas 11. Mėlynas 11. Deja, nepateko šis. O, taip, pateko. Taip, pateko į Nijolės pasirinktą intervalą ir tai reiškia, kad jo sąskaitoje jau yra 3350 eurų. Puikus žaidimas kol kas. Renė, prieš akis yra paskutinis bandymas, šypsotės taip plačiai, tai pasistengkit pajaust, koks šitas kamoliukas bus. Taigi paskutinis intervalas. Mielos žaidėjos, mes laukiame jūsų pasirinkimo. Nijolė galvoja, kad kamoliukas turėtų būti tarp 34 ir 67, Diana renkasi tarp 5 ir 38, o Renė tarp 6 ir 10. Siauras intervalas, sėkmės atveju bus visai neblogas laimėjimas. Gerai, mes pasiruošę. Indrė. Geltonas 51. Geltonas 51 ir tai reiškia, kad Nijolė šį vakarą į žaidimo grįž su įspūdinga suma, tai yra 4650 eurų. Dianos sąskaitoje 2700 eurų. Na, o Renė namo taip pat negrįžtų šiomis, nes mes turime paguodos prizą, tai yra 200 eurų. Ir aš noriu pasidžiaugti ir pranešti, jog iš viso šio vakaro intervalo žaidėjos jau laimėjo 7550 eurų. Sveikiname jas dar kartą, na, o dabar dar 10 kamoliukų. Man buvo labai smagu išdalinti piniginius prizus intervalo žaidėjams, bet būtų dar smagiau, jeigu kažkas laimėtų aukso puodą su visais 380 000 eurų. Todėl pats metas kamoliukams. Žalias 62. Žalias 64. Raudonas 32. Geltonas 58. Geltonas 54. Geltonas 46. Mėlynas 3. Žalias 74. Geltonas 53. Ir raudonas 34. Na, aš dabar pat 10 jūsų noriu pakviesti kitą sekmadienį atvykti čia pas mus, taigi susitiksime, jeigu turite bilietus su numeriais
021, bet koks skaitmuo 583. Na, o dabar visi kartu keliausime į trumpą pertraukėlę, kurios metu jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę po reklamos, tikiuosi nenubodžiavote, todėl kad pats metas kamuoliukams. Mėlynas 14. Juodas 17. Juodas 26. Geltonas 55. Ir žalias 69. Na, aš kviečiu jau į antrąjį studijos žaidimą, visai netrukus kopsime laimės laiptais. Jau dabar kviečiu 2 studijos žaidėjus kopti laimės laiptais, taigi pirmasis laimingasis, kuris kopinės, pažiūrėsim, kaip aukštai užkops, yra žaidėjas, kuris turi numerį. Numeris 22, Antanas Survila. Antanui kompanija šį vakarą palaikys tas žaidėjas arba žaidėja, kuri turi numerį. Numeris 20, Ieva Paulauskaitė. Jau dabar pasitinku Antaną, pasitinku Ievą. Labas vakaras, Ieva, labai malonu. Prašau, arčiau mūsų generatoriaus. Labas vakaras, Antanai. Tvarkoj, sustokim čia, jūs taip Ieva arčiau, nebijokit. Iš pradžių pasikalbėsim. Antanai, dar kartą labas vakaras. Iš kur atvykot pas mus? Iš Kauno. Kas lydi? Žmona, anūkas. Žmona ir anūkas mojuoja kompanija, atvažiavot į sostinę pasisvečiuoti. Taip. Ir užsukot į Teleloto. Taip. Ar pirmą kartą mūsų studijoje? Taip. Pasakykit, kiek norėtumėt parsivežti šį vakarą, kad jau taip laimingas grįžtumėt? Daug. Daug. Gerai, tai palinkėsim to jums, Antanai. Ieva, iš kur jūs atkeliavot? Iš Šakių rajono. Viena atvažiavot, ar ne? Su tėvais. Su tėvais. Ai, tai tėvai vieni neišleido į Teleloto. Mama laimėjo bilietą. Ai, čia mamos bilietas, bet jūs esate deleguota į žaidimą. Taip. Gerai, ar jums sekasi tokiuose dalykuose, loterijose ar labiau meiliai? Loterijoje nelabai. Bet jau meiliai tai gerai. Nesiskundžiu. Tokia šypsenėlė, tai ir viskas tvarkoj. Ko jums reikėtų labiau? Pinigų, automobilio ar dar kažko? Paskui nuspręsiu. Ai, tai jūs čia neišduodat paslapčių. Gerai, rimtai nusiteikia kol kas mūsų žaidėjai. Antanai, jūs atsipalaiduokit, viskas bus gerai. Šypsena plati, Antanas pasiruošęs, Antanai, jūs ir pradėsit. Taigi, kauliukas rieda, jūs turite jį sustabdyti, kada tik širdis geidžia. Prašau. Stabdo Antanas, žiūrim 6, išriedėjo 6, puikus skaičius, žiūrime, ką Antanui atneša skaičių 6, ogi 600 eurų, labai nebloga pradžia. Ieva, jūs taip pažiūrėjote į Antaną, galvojat, nepasiduosiu, ar ne? Ne. Prašau, pirmasis Ievos bandymas, stabdykit mūsų besisukantį kauliuką, 5. Vejatės Antaną, jūsų sąskaitoje 500 eurų. Neblogi pirmieji bandymai. Antanai jau atsipalaidavot, matau. Gerai, prašau, stabdykit kauliuką dar kartą. Linkiu jums sėkmės. Skaičius 2 šį kartą. Žiūrime, ką tai atneša Antanui. Mes pridedame 700 eurų. Jūsų sąskaitoje jau 1300 eurų. Žyba Antano akis, galvoja, kas čia bus. Gerai, keliaujame prie Ievos antrojo bandymo. Taip pat, Ieva, prašau. Ieva ryžtingai stabdo kauliuką ir išrieda skaičius 5. O tai reiškia, kad mes dauginame Ievos turėtus pinigus ir jos sąskaitoje yra 1000 eurų. Nieko ilgai nelaukdamas aš kviečiu atlikti trečiąjį bandymą, taigi, prašau, čia jau tas trečiasis privalomas, o po to jau kalbėsimės. Dar kartą Antanas išridena skaičių 5, žiūrime, ką tai jam reiškia, mes jums pridedame, Antanai, dar 1000 eurų, jūsų sąskaitoje jau 2300 eurų. Platesnės kalbos bus po šio Ievos bandymo. Prašau, Ieva. Ryžtingai, drąsiai, Ieva. Skaičius 2. Ir tai reiškia, kad šiuo metu Ievos sąskaitoje yra 500 eurų. Būna ir taip. Bet meiliai gerai sekas, ar ne? Taip, pirmieji 3 bandymai yra tie privalomi jau išnaudoti, dėl to, Antanai, aš klausiu jūsų. Ką darysim?
Sąskaitoje turi 2300 eurų. Nebloga suma. Jau žiūrit kažkur, ar ne? Žiūrit, ką sako. Ką sako? Ką darysim? Ką tas reiškia? Dar žaist? Žaidžiam. Žaist liepia Antanui. Taip. Iš pradžių sakė taip, po to taip. Tai čia jau žinokit, jeigu gerai sužaisit, rodys taip, jeigu ne, tai žinot, ką darysit Antanai? Žaidžiam. Žaidžiat? Palaikom plojimais. Antanas žaidžia toliau. Prašau. Kai tik būsit pasiruošęs, Antanai, stabdykit mūsų kauliuką. Taip, skaičius 4. Ir tai reiškia, kad Antano sąskaitoje yra 400 eurų. Antanai, nenusiminkit, dar jūs turėsite galimybę bandyti. Ieva, ką jūs darysit? Ar žaisit toliau? Žaidžia toliau. Ieva žaidžia toliau, labai gerai, prašau. Taip stipriai jau. Užtikrintai. Skaičius 4. Ir tai reiškia, kad jūs jau neblogai grįžtat į žaidimą, jūsų sąskaitoje yra 2000 eurų. Antanai, ką jūs darysit? Jūs turite dar dvi galimybės. Ar dar kartelį suksim? Žaidžiam. Žaidžiam. Antanas žaidžia toliau, be jokios abejonės, kad jau taip atsitiko, reikia žaisti toliau. Antanai, prašau. Taip, stabdomas kauliukas, skaičius 1 ir tai reiškia, kad Antano sąskaitoje yra, prašau, 2400 eurų šiuo atveju. Antanai, galvokit, ką darysit toliau. Ieva, prieš akis jūsų 5. galbūt bandymas. Ar jūs bandysite žaisti, ar jūs imsite 2000 ir keliausite pas savo meilę? Bandysim žaisti. Bandysit žaisti? Taip. Kokia azartiška Ieva. Gal palaikykim plojimai. Prašau, Ieva. Palaikom Ievą visi, linkim jai sėkmės, skaičius 1 ir tai reiškia, kad Ievos sąskaitoje šiuo metu yra, jūs tokiais linksmais kalneliais kažkokiais, klausykit, 400 eurų. Bet šypsena nedingsta ir tai yra svarbiausia. Kreipiuosi į Antaną. Antanai, prieš akis paskutinis galimas jūsų bandymas. Antanai, ką jūs darysit? Jūsų sąskaitoje yra 2400 eurų. Bet, pavyzdžiui, pridėjęs 2,5 ar ne, arba ten kokius 3, tai jau pravažiuotumėt su tokiu plačiu kišinį. Bet aišku, gali būti ir ten mažiau. Ką darysim, Antanai? Ką sako šeimyna? Jau taip visaip jums ten kelia rankas. Užteks tų Jūs jau klausot, ką sako, ar ne? Taip. Tikrai? Neperkalbėsim? Ne. Viskas. Gausiais plojimais sveikinam Antaną. 2400 eurų yra jūsų. Iš Indrės rankų, prašau. Antanai, sėkmės. Ačiū už puikų žaidimą. Mes labai džiaugiamės už Antaną. Ievut, ateikit arčiau. Nu, turbūt net nebereikia klausti, ar ne? Žaisim iki galo. Su abiem rankom šįkart. Gerai, Ieva, prašau. Žaidžiam iki galo. Jėga. Linkim sėkmės. Ieva, žiūrim, ką jūs turit. Skaičius 4 ir tai reiškia, kad šį vakarą namo jūs grįžtate su taip! 2900 eurų. Taip, fantastiškas laimės laiptų žaidimas. Ačiū jums, Ieva, sėkmės. Ar tu matei, Indrė, ar tu matei, kokie azartiški mūsų žaidėjai? Kokie jie yra azartiški? Jūs irgi esate toks azartiškas žmogus. Atvykit kitą sekmadienį pas mus. Jeigu tik turite bilietą su numeriu, atvyksit ne vienas, atvyks 10 jūsų. Ir jie yra tie žmonės, kurie turi bilietus su numeriais. 037, bet koks skaitmuo 493. Aš tau noriu padėti. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Taigi praėjusį sekmadienį 2 automobiliai atiteko studijos žaidėjams ir net 8 buvo išsiųsti žaidėjams į namus. Taigi, visureigį Volkswagen Tiguan laimėjo prokuroro padėjėja Ieva Švirkaitė iš Vilniaus. Labą dieną. Labą dieną. Labas vakaras. Tai kaip ten buvo su ta nuojauta, papasakok. Visuomet dovanodavau bilietus kitiems ir šį kartą jutau, kad reikia nusipirkti savo. Moteriška nuojauta nepaveda. Bet kaip dabar darysi, ar dovanosi? Aš labai norėčiau padovanoti šį automobilį savo tėčiui, bet jis yra toks geras tėtis ir toks geras žmogus, jog jis net nesvarsto galimybės priimti šios dovanos. Beje, linkėjimai pačiam geriausiam tėčiui pasaulyje. Geriausiam tėčiui linkėjimai. Ačiū, saugių kelionių. Iki. Na, už tai automobilį Volkswagen Polo laimėjo, jis atiteko buvusiam sportininkui Vladimirui Kutovojui iš Kauno. Labas vakaras, Vladimirai. Sakykit, prašau, ar ką nors iki šiol teko laimėti teleloto? Navigacija. Buvot laimėjot navigaciją. Taip, tai trūko tik automobilio. Taip. Tai štai ir turite automobilį. Ar pats įvairuosit? Taip. Sveikinam jūs labai. Ačiū, kad žaidžiat. Sėkmės kelyje.
Taip ir visureigį dar vieną. Volkswagen Tiguan laimėjo Marija Macijauskienė iš Arlaviškių, beje, kuri žaidė teleloto jau nuo pat pradžių. Tai papasakokite, kaip sužinojote apie laimėjimą, kaip reagavote? Reagavom, tai tikrai jau labai audringai. Sužinojom paprasčiausiai, dukra patikrino biletą. Tai kas vairuos visureigį? Žinau, kad atlydėjo anūkas, kuris vairuoja, taip, vairuoja nuo pat gimimo, viską tą žinom, tai kasgi vairuos? Ko gero anūkui teks. Teks, aš matau iš šypsenos anūkas labai liūdi dėl to. Taigi, sveikinu jūs dar kartelį, linksmų kelionių ir tau. Tęsame susipažinimą su automobilių laimėtojais ir dar vieną visureigį Volkswagen Tiguan laimėjo klaipėdietis Ričardas Josvilas iš Klaipėdos. Labas vakaras, Ričardai, malonu, labas vakaras, kad atvykot su kompanija. Ričardai, sakykit, aš kiek žinau, ilgai nepatikėjot savo sėkme. Nu, taip. Tai kiek užtruko čia? Dieną, 2, 3? Nu, beveik savaitę. Beveik savaitę. Ar šiuo metu jau tikit? Nu, beveik. Tikėkit, puikus, naujas automobilis, gero jums kelio, sėkmės. Ačiū labai. Taigi dar viena visureigį Volkswagen Tiguan laimėjo aptarnavimo srityje dirbanti Agnė Baranauskaitė iš Vilniaus. Žinau, kad buvai apimta labai džiaugsmingų emocijų, kai sužinojai apie laimėjimą. Ar dabar jau atsigavai? Dabar jau tiki? Kai gausiu automobilį, atsigausiu. Prašau, moteriškas mąstymas, logika, viskas kaip ir tvarka. Ar pati vairuoji? Taip. Ar reikėjo automobilio? Tikrai taip. Tai supratau, tau linksmų, saugių kelionių naujojo automobiliu iki... Na, klausykit, ir daug tų visureigių, štai turime dar vieną Volkswagen Tiguan visureigio savininkę, jis atiteko mūsų žaidėjai Danutei Akstinaitei iš Druskininkų rajono. Danutė, labas vakaras, kas jūs lydi šį vakarą? Dukros 2 atlydėjo. Danutė, ar tiesa, kad jūs bilietą pirkot prieš pat šventes? Taip. Ar galima teikti, kad tai buvo savotiška dovana savo? Nu ne, aš visą laiką perku teleloto. Jūs jau taip kaip perkat šventę, ar ne šventę jūs perkat? Labai. Labai gerai. Klausimas dar vienas. Kas vairuos automobilį? Nu dar nenusprendėm. O jūs dar nenusprendėt? Ir žentų, ir dukrų daug turiu, dar nenusprendėm. Tikiu, kad apsispręsit. Ačiū, kad buvo šį vakarą čia. Sėkmės jums. Ačiū. Ir tai dar ne viskas, nes Volkswagen Polo laimėjo Justina Servetkienė iš Panevėžio. Sveiki. Labadiena. Kaip jaučiatės? Na, Ai, tiesiog tokia. Laiminga tiesiog. Laiminga tiesiog. Ar pati vairuojate? Taip, vairuoju beveik 10 metų, tai ta proga bus naujas automobilis. Kad čia vyras žiūrčia į mane. Taip? Teisybė? Teisybė sako. Taip. Kuo jūs vardu? Darius. Darius. Tai žmona vairuos? Taip. O jūs pats vairuojate? Taip. Kaip liūdnai, reikia nusipirkti bilietą, taip? Pats nusipirki, pats laimi, pats ir vairuoja. Taigi, saugių linksmų kelionių jums naujojo automobiliu. Sveikinu. Turime dar vieną laimingą teleloto žaidėją, tai yra Jadvyga Butkuvienė iš Panevėžio. Ji laimėjo Volkswagen Polo automobilį. Labas vakaras, Jadvyga. Labas Malonu, vakaras. kas jūs atlydėjo. Anūkė. Su anūkė atvykot. Kur pirkot bilietą? Maksimoj. Panevėžy. Panevėžy. Ar čia pirmas jūsų toks didelis laimėjimas? Pirmas, bet teko tokių smulkių. Patyrusi žaidėja, matau. Bet tas bilietas man 2 prizus gavau. Oho, o vat ir tai būna, prašau. Kokioj Maksimoj, atsiprašau, pirkote? Aš šiaip kad kitko noriu. Jadvyga, aš turiu dar vieną klausimą. Kas vairuos? Anūkė. Anūkė, dėl to anūkė taip plačiai ir šypsosi. Gerai, sėkmės jūsų Jadvyga ir jūsų anūkai. Ačiū, kad buvo čia šį vakarą. Ačiū. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o ką, pakalbėjus apie automobilius ir tiek daug laimėtojų pasveikinus, mes norime kalbėti ir apie automobilio draudimą, kas yra labai svarbu. Juolab, kad kaip tik šiuo metu Perlo draudimas kiekvieną savaitę iš visų apdraudusių savo automobilį metams civiliniu draudimu išrenka 10 laimingųjų, kuriems sugrįžta sumokėti pinigai. Taigi, išsiaiškinkime šios savaitės laiminguosius, ar ne? Sutinki, Indrė? Tikrai taip sutinku. Ekrane jau dabar sukasi draudimo sutarčių numeriai ir štai kompiuteris atrinko 10 laimingųjų. Jie jau gali džiaugtis, kad automobilio draudimas jiems nieko nekainavo. Sveikinam juos. Sveikiname jūs labai. Traukia mane gražus, puikus šio vakaro automobilis, kurio raktelius vienas mūsų žaidėjų namuose jau netrukus laikys savo rankose. Noris ir man dar jį apžiūrėti ir arčiau su juo susipažinti.
Prieš tai pakalbėjome apie Nissan Pulsar išorės ir vidaus dizainą, bet automobilis ne tik gražus, jis ir saugus, nes čia sumontuota tokia sistema, kuri užtikrina automobilio stabilumą staigiai stabdant. Na, o ką daryti, jeigu jūs šiuo metu neturite bilieto, bet laimėti labai norite? Viskas labai paprasta, dalyvaukite loto 1634. Skambinkite arba siųskite SMS ir turėsite puikią galimybę laimėti tokį pat Nissan Pulsarą arba net 15 piniginių prizų po 1000 eurų. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Na, o dabar jūsų dėmesį dar 10 kamuoliukų. Žalias 72. Geltonas 57. Raudonas 45. Mėlynas 15. Juodas 19. Juodas 30. Raudonas 37. Raudonas 42. Žalias 61. Ir raudonas 38. Jau dabar kviečiu 4 studijos žaidėjus, kurie dalyvaus trigubo šanso žaidime. Taigi pirmasis, kuris keliauja arčiau manęs, yra tas žaidėjas, kuris turi numerį. Numeris 29. Vaidas Prušinskas. Vaidui kompanija šį vakarą palaikys žaidėjas su numeriu. Numeris 21. Richardas Neimeris. Vyriška kompanija kol kas, gal čia ir damą kokią prisikviesim. Prašau. Taip, 18. Inga Šukienė. Ir paskutinis žaidėjas arba žaidėja trigubo šanso žaidime yra tas, kas turi numerį. Numeris 26. Darius Lukoševičius. Jau dabar pradėsime trigubą šansą, tik prieš tai trigubo šanso žaidėjams noriu priminti šio žaidimo taisyklės. Jau visai netrukus kiekvienas iš jūsų pailiui turėsite teisę iš skaidrios dėžės traukti 3 kamuoliukus, ant kurių yra nurodyti prizai. Tai gali būti piniginis laimėjimas arba automobilis. Ištraukus kamuoliuką jūs turite nuspręsti, ką daryti. Ar pasimti tik ką ištrauktą laimėjimą ir žaidimą baigti, ar jo atsisakyti ir traukti dar vieną kamuoliuką kitą kartą. Taip su kiekvienu iš jūsų mes žaisime iki 3 kamuoliuko imtinai. Jeigu atkeliausime iki to 3 kamuoliuko, tai paskutinis jūsų ištrauktas laimėjimas ir taps jūsų laimėtų prizu. Beje, šiame žaidime su studijos žaidėjais dalyvausiu ir aš, trauksiu kamuoliukus pailiui, na, o ištrauktus laimėjimus mes iškart išsiųsime žaidėjams namuose. Ir dar vienas svarbus dalykas, šį vakarą ištraukus mėlynos, geltonos arba žalios spalvos kamuoliuką, reiškia, jog jūs laimite Ford Fiesta automobilį. Ar taisyklės yra aiškios? Puikiai, galim pradėti ir mes pradėsime nuo Vaido. Labas vakaras, Vaidai, iš kur jūs atvykote? Iš Anykščių. Kas lydi jūs šį vakarą? Dukra ir žmonos sesers vyras. Giminaičiai, žodžiu, viskas tvarkoj. Keliaudami važiavo, tarėtės, ko labiau reikia, pinigų ar automobilio? Dukra apsispręs, sakė. Ai, dukra spręs. Jo. Jūs čia tik viską maišot. Gerai, pirmasis jūsų bandymas, Vaidai, pabandom. Prašau, pabandykit, paieškokit, kas jau labiausiai tinka, traukit ir žiūrim, ką jūs turit. Ir jūs turite 100 eurų. Puikiai, puikiai pradžia. Vaidai, ką darysit? Mažai. Atsisakot 100 eurų. Net stumė dėžę, Vaidas. Gerai, stumė, tai stumė. Labas vakaras, Richardai. Malonu, iš kur jūs? Iš Jurbarko. Vienas atvykot, ne vienas? Vienas. Automobilio ar pinigų? Kokie pinigai bus, neaišku. A, tai čia Richardas jau žiūrės. Gerai, Richardai, ieškokit. Pirmasis jūsų bandymas. Čia toks apšilimas. Paieškokit, pasirinkit, traukit ir žiūrim, ką jūs turit. Jūs šiuo atveju turite, tai parodykime visiems, jūs turite 1000 eurų. Neblogai, Richardai, pradėjot. Ką darysim? 1000 eurų. Visai nebloga suma. Galima paatostogauti, pavyzdžiui, Palangą nuvažiuoti, ar ne? Ūkyje gal pravers. Nu, gal
rizikuosiu. Viskas aišku. Inga, labas vakaras, malonu susipažinti. Žiūrėkit, kokie vyrai. 100 eurų netinka, 1000 netinka. Jūsų plačia šypsena, iš kur atvykot? Iš Kauno. Lydi kažkas šį vakarą? Mažoji dukra, taip. Dukra? Taip. Ką su dukrelė nusprendė dviese, ko reikėtų? Močiutė automobiliu. Močiutė automobilio. O, fantastika, prašau. Raskit močiutė patinkantį automobilį. Inga, mes jūs palaikom, mes jums tikim. Močiutė taip pat jums tiki. Bet jūs močiutė kol kas siūlo 1750 eurų, už kurį automobilis irgi kažkoks išeitų. Ką darysim? Bandysiu. Antrą kartą. Ką bandysit? Antrą kartą. O, kokie azartiški mūsų žaidėjai, puiku. Darius, šypsosi stebėdamas prieš tai buvusių žaidėjų žaidimą. Dariau, pats iš kur esat? Kauno. Vienas šį vakarą, čia ne vienas? Ne, žmona atlydėjo. Žmonai, kaip matau, iš šypsenos automobilį esat prižadėjęs. Tik tu priveidai, manau. Prižadėjot jau per užpraeitas kalėdas, kad Jau bus. senai prižadėjau. Gerai, ieškokit, galbūt pavyks pradžiuginti žmoną. Mes jums to ir linkime, Dariu. Darius ištraukia taip 2500 eurų. Dariu, visai neblogas mašiniukas jau galėtų išeiti toks. Gal 2 durelėm, bet vis tiek mašina. Bet naujas geriau būtų. Naujas geriau. Tai ką darysit? Lauksim. Aš negaliu patikėti, kokie azartiški šio vakaro žaidėjai. Gerai, nieko nelaukdamas, aš irgi traukiu vieną kamaliuką ir iškart išsiųsim laimėjimą žaidėjams namuose ir mes siunčiame, prašau, 200 eurų. Indrė, gal man padėsi? Padėsiu. Gerai. Padėsiu. Taigi, siunčiame 200 eurų žaidėjui į namus, kuris turi bilietą su numeriu 0141529. Sveikinam. Sveikinam jūs labai, mes visai netrukus grįšime į trigubo šanso žaidimą. Mūsų laukia antrieji žaidėjų bandymai, bet kol kas išsiskiriam trumpai pertraukėliai, kurios metu jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Sveiki sugrįžę, mes vėl Teleloto studijoje ir čia trigubo šanso žaidimas. Pirmuoju bandymu ne vienas iš mūsų žaidėjų nepasirinko laimėtų sumų. Antrasis bandymas, Vaidai, jums prieš akis. Prašau, traukit kamoliuką, ištraukit tai, ko reikia ir laimingas keliaukit pas savo artimuosius. Vaidas traukia ir Vaidas ištraukia 2000 eurų. Visai neblogai. Vaidai, ką darysim? Tai yra antrasis jūsų bandymas. Jeigu dabar atsisakysit, jūs dar vieną turėsit. Tarėsi, Vaidas, taip ir taip. Ką jūs atsisakėte 2000 eurų? Net ir dėžę pats stumė Vaidą. Gerai, Vaidai, mes su jumis dar tęsim. Richardai, antrasis jūsų bandymas, prašau. Seniai nepamenu tokių azartiškų žaidėjų mūsų trigubo šanso žaidime. Taip, Richardai, jūs turite 400 eurų. Puikiai. Puikiai krenta į krepšį, aš turiu omeny, taip. Inga, tęsame žaidimą. Inga, prašau, rinkitės dar vieną kamoliuką, bandykit. Reikia močiutę į automobilį parvežt. Ar taip atsitiks šį kartą? Taip! Yes! Ford Fiesta automobilis. Sveikinu. Inga, sveikinam jūs, močiutei mojuojam. Inga, ačiū jums už puikų žaidimą. Linkiu grįžti sėkmingai namo. Kol kas dėkojame jums, o mes nuraminame emocijas ir kalbą pradedam su Darium. Dariau, prašau, rinkitės. Dariau. Aš negaliu patikėti. Žmonai automobilis, Ford Fiesta. Dar vienas automobilis. Kur ta laiminga žmona? Laiminga žmona iš laimės net nebėga. Tai gal aš tada iš karto įtiksi žmonai. Yes, štai koks geras vyras. Pradžiugino savo žmoną, prižadėjo. Jie net nereikia raktelių. Jie labai laimingi ir be to. Sveikinam. Sveikinam jūs labai, sėkmės jums. Ačiū, kad buvo šį vakarą kartu su mumis. Mes tęsime trigubą šansą ir traukiam kažką žaidėjams namuose ir tai, tai yra automobilis Ford Fiesta.
Indrė, padėsi? Tai aišku, kad padėsiu. Taigi, puikų automobilį siunčiame žaidėjui su bilieto numeriu 03432999. Sveikiname jūs labai. Taip, ir tai dar ne viskas, nes mes turime užbaigti trigubo šanso žaidimą. Vaidai, paskutinis jūsų bandymas. Kokios emocijos mūsų studijoje? Vaidai, prašau, mes jūs visi palaikom, linkim, kad ištrauktumėt tai, kad širdis būtų laiminga. Ir šį vakarą namo jūs keliaujate su 500 eurų. Sveikiname, Vaidai, ačiū Jums už puikų žaidimą. Ačiū labai. Richardai, likom dviese prie šio stalo, prašau, pasirinkit. Richardas ieško ir randa, šiuo atveju, parodykim visiems, tai yra 3000 eurų. Richardai, sveikinu Jūs labai, puikus žaidimas. Ačiū Jums. Sveikinu. Šitiek azarto trigubo šanso žaidime jau nepamenu, kada buvo, taip ačiū Indrė, kad palaikai. Ir paskutinis kamoliukas ir šis laimėjimas keliauja žaidėjams namuose. Ir tai yra 10 000 eurų. Indrė, fantastiškas trigubo šanso žaidimas šį vakarą. 10 000 keliauja Jums, jeigu Jūs turite bilietą su numeriu 0195934. Taip, ir tai dar ne viskas, Mes dar 10 jūsų norime pakviesti kitą sekmadienį būti kartu su mumis. Atvykite, jeigu turite bilietų su numeriais 029, bet koks skaitmuo 938. Ir nepamirškite, kad visada galite skambinti arba siųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Intervalas, laimės laiptai, trigubas šansas, telefoninė loterija. Kas dar? O dar toliau pats svarbiausias aukso puodas, kuriame yra 380 000 eurų. Todėl pats metas kamoliukams, bet prieš tai žaidėjams namuose norėčiau priminti, kad kampus įstrižainės ir eilutę baigsime žaisti su lyg vienu 38 kamoliuku. Žalias 68. Juodas 22. Mėlynas 6. Geltonas 52. Mėlynas 13. Juodas 25. Raudonas 35. Ir geltonas 56. Tai buvo 38 kamoliukas, todėl pats metas apžvelgti rezultatus. Taigi kampų laimėtojai pasidalina 22 096 eurus. Eilutės laimėtojai pasidalina 22 096 eurus. Na ir įstrižainės laimėtojai pasidalina 11 048 eurus. Liko paskutiniai patys svarbiausi skaičiai iki 47 auksinio kamoliuko ir aukso puodo. Indrė, kas mūsų laukia? Raudonas 33. Mėlynas 1. Mėlynas 12. Mėlynas 4. Geltonas 60. Žalias 66. Juodas 18. Skambutis! Taip, nuskambėjo skambutis ir tai reiškia, kad kažkuriam žaidėjui namuose liko užbraukti vos vieną langelį iki visos lentelės ir tai reiškia, kad šį vakarą gali būti laimėtas aukso puodas. Fantastika, visai netrukus sužinosime, ar taip ir bus. Tai reiškia dar vieną svarbų dalyką, kad studijoje paskutinis mūsų šio vakaro studijos žaidimas – deganti linija. Netrukus šiam pakilos rikiuosis visi mūsų žaidėjai, net ir tie, kurie jau kažką laimėjo. Na, o kol jie čia tvarkingai susirikiuos ir pasiruoš, jūs tikrai suspėsite paskambinti arba išsiųsti SMS numeriu 1634. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali.
Aš įsivaizduoju, kokios emocijos šiuo metu verda to vieno žaidėjo namuose, kuriam liko užbraukti vos vieną skaičių iki visos lentelės. Jis dar turi puikių šansus laimėti aukso puodą, to jam ir linkime. Dėl to klausiu mūsų studijos žaidėjų. Kaip jūs galvojat, galbūt po šio kamuoliuko aukso puodas ir bus laimėtas? Jeigu taip manote, jau dabar ženkite per mūsų degančią liniją. Jeigu jūs atspėsite, tarpusavyje dalinsite 6000 eurų. Taigi, kviečiu žengti per liniją. 1, 2, 3. Nieks nemanot. Gerai, pasižiūrėsim. Indrė? Mėlynas 7. Galbūt tai yra tas skaičius, kurio labai reikia tam mūsų žaidėjai namuose? Ne, bet jau du žaidėjai žiūri va taip į savo bilietus ir galvoja, galbūt dabar. Beje, ponios ir ponai, dabar rėdės auksinis šio vakaro kamoliukas. Linkime sėkmės žaidėjams namuose ir aš klausiu, ar kažkas žengs per mūsų degančią liniją? 1, 2, 3. Norinčių, Indrė, nėra. Taigi šio vakaro auksinis kamoliukas yra mėlynas 2. Galbūt turime aukso puodo laimėtoją šį vakarą. Ne, dėja ne. Liko tie patys du žaidėjai, kuriems lieka užbraukti vos vieną skaičių. Kągi, aukso puodas šį vakarą nebuvo laimėtas, bet mes iš jo išimame beveik 18,5 tūkstančių eurų. Tai yra didysis mūsų šio vakaro prizas, dėl jo mes žaidžiame toliau ir aš klausiu mūsų studijos žaidėjų, galbūt jau dabar, kai išriedės šis kamoliukas, mes turėsime didžiojo prizo laimėtoją arba laimėtojus. Jeigu taip manote, ženkite per liniją. 1, 2, 3. Tikrai nieks nenori, čia galima žengti. Niekas, Indrė, nenori, laukiam dar vieno kamoliuko. Geltonas 59. Galbūt turime didžiojo prizo laimėtoją jau dabar? Ne, 3 žaidėjai laukia dar vieno kamoliuko, o aš laukiu čia studijos žaidėjų, kurie galbūt žengs jau dabar per liniją. Jeigu galvojat, kad po šio kamoliuko mes turėsime didžiojo prizo laimėtojus, ženkite, skaičiuoju iki 3. 1, 2, 3. Jau yra manančių. Gerai. Gal mes truputėlį taip į vieną kompaniją. 1, 2, 3, 4, 5 studijos žaidėjai galvoja, kad jau dabar bus laimėtas didysis prizas. Indrė. Mėlynas 8. Na, gal jau dabar turime didžiojo prizo laimėtoją? Ne. Ačiū Jums už žaidimą šį vakarą. 5 žaidėjai namuose, trina rankomis, laukia dar vieno kamoliuko, o aš laukiu tų žaidėjų, kurie žengs per liniją. 1, 2, 3, stop. Žengti dabar jau tikrai nebegalima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žaidėjai. Indrė, mes pasiruošę. Žalias 75. Galbūt pagaliau tas didysis prizas pasiduoda ir jau dabar ne, bet jau 16 žaidėjų turi bilietus, kuriuose trūksta užbraukti tik vieną skaičių. Ženkite per liniją, jeigu manote, kad tai atsitiks dabar. Taigi, 1, 2, 3, mes turime 4 žavias damas, kurios taip ir galvoja. Stop, žengti nebegalime. Indrė, mes esam pasiruošę. Juodas 28. Galbūt didysis prizas laimėtas jau dabar? Ne, dėja ne, atleiskit damos. Mes tęsime žaidimą ir aš klausiu studijos žaidėjų. Galbūt po šio kamoliuko turėsime didžiojo prizo laimėtoją. Jeigu taip manote, ženkite per mūsų degančią raudoną liniją. 1, 2, 3, stop. Žengti nebegalima. Mes turime 6 žaidėjus. Indrė, laukiame dar vieno kamoliuko. Žalias 71. Na galbūt pagaliau dabar. Galbūt dabar mes jau turime didžiojo prizo laimėtoją arba laimėtojus. Taip, didysis prizas laimėtas ir tai reiškia puikias žinias mūsų studijos žaidėjams, kurie dalinasi 6000 eurų. Indrė, kaip smagu. Pasidžiaugim kartu su žaidėjais. Sveikinam, 6000 eurų jūsų. Automobilis Nissan Pulsar ir 15 prizų po 1000 eurų gali būti jūsų, jei skambinsite ar siūsite SMS numeriu 1634. Telefoną turi, laimėti gali. Indrė, klausyk, va dabar tai pažiūrėsim. Į ką? Tu nežinai, ką aš tau Nežinau. pasakysiu ir mūsų žiūrovams. Į Teleloto žaidėjų nuotraukas konkursui Aš ir mano Teleloto. Taigi jau dabar kviečiame peržiūrėti geriausios praėjusios savaitės nuotraukas, galbūt pasisemti idėjų ir tiesiog pasigrožėti. Pasižiūrėkime. Pasižiūrėkime. Štai, prašau.
Laimingas katinėlis, kuris laimėjo teleloto. Laimėjo Čia yra greičiausiai turbūt- šeimininkas, bet džiaugiasi ir katė. Štai kokia mūsų žaidėja, kiek teleloto bilietų, visi jie puikiai pakibė ore. Aš tikiuosi, kad iš jų yra labai daug laimingų bilietų. Prašau, normali šeima. Graži šeima. Graži, didelė, gausi šeima ir visi turi po savo bilietą. Velyką švenčia ir ruošiasi. Dar teleloto. vienas katinukas. Labai graži katė. Primerkus vieną akį. Wow. Indrė, Kiek? tu matai? Matau, ramiai. O čia tai žaidėjas. Va čia tai žaidėjas. Tu pažiūrėk, kiek ten teleloto Aš bilietų. spėju, kad tai yra nuo pat pradžių teleloto. Žiūrėk, net ir po palmėm žmonės žaidžia teleloto. Taip, nėra kada žmonėm palsėti, bet labai teisingai, nes tikrina bilietus. Ir čia jau tikrai matos, kad laiminga. Pasižiūrėk, laimėjusi su kokia žaidėja. sistema. Oho. Va taip reikia tikrinti bilietus. Va. Puikios Ir dar nuotraukos. kokie laimingi. Taip, aš noriu priminti, kad žaidimas vyks iki balandžio 27 dienos ketvirtadienio. Žaidimo tema aš ir mano teleloto. Nuotraukas galite siųsti elektroniniu paštu teleloto@olifeja.lt arba jas įsikelti į Facebook ar Instagramo paskyrą su grotažyme teleloto. Ir kitą sekmadienį sužinosime, kamgi atiteks planšetinis kompiuteris Apple iPad. Na, Indrė, apie konkursą turbūt tiek, o dabar... O dabar automobilis. Nu, kaip tu taip, vat, Indrė, iškart skubi? Nu, Automobilis, automobilis. aš Taip, taip ir tuoj darau. automobilį mes dovanosime, bet dar 10 mūsų žaidėjų, kurie šiuo metu yra namuose, norime pakviesti kitą sekmadienį atvykti pas mus čia į Žinokit, studiją. atvykite, pas mus labai smagu. Pakviesk. Pakviesiu, taigi kviečiu žmonės, kurie turi bilietus su numeriu 005, bet koks skaitmuo 280. O dabar atėjo metas siųsti stilingąjį Nissan Pulsar automobilį žaidėjų į namus, kuris turi bilietą su numeriu. Bilietą su numeriu. Numeris bilieto. Spaus. Norėjau taip visą laiką. 0312841. Sveikiname jūs labai. Taip, pagalvokim, didysis prizas jau rado savo namus, ar ne? 4 žaidimai yra sužaisti, automobiliai laimėti. Indrė, ar tai jau viskas šį vakarą? Taip, šį vakarą taip, bet žiūrėk, prabėgs savaitę ir mes vėl pasimatysime Taip, tikrai kitą sekmadienį. Ir kitą sekmadienį. Ir čia, žinokit, studijoje bus ir puikusis Nissan Qashqai. Ir mes. Taip pat kiti geri automobiliai, piniginiai prizai, gausa žaidimų. Ir aš. Ir be to paskelbsime konkurso Aš ir mano teleloto nugalėtojai. Taip, ir aukso puodas, kuriame bus 400 000 eurų. Taip, tikrai. Atrodo, kad vienas dar liko svarbus darbas, tai yra pasiruošti tam kitam sekmadieniui, tai yra nusipirkti teleloto bilietą. Tai galite padaryti prie terminalų, taip pat tai galite padaryti parduotuvių kasose ir tai dar galite padaryti internete adresu perlas.lt. O mes, Indrė, turbūt jau visiems sakom ačiū už gražų šį vakarą, keliaujam skanios vakarienės ir atsisveikinam. Taip, aš einu skaityti knygą, nes šiandien beje tarptautinė pasaulinė. Taip, knygos diena. Oi, paklausčiau, Einam skaityti kokias knygų skaitysi. visi. Bet gėdos Ate, 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 viskas. Sveikinam! Uhu!